Kaip kalbėti su vaikais ir jaunimu apie seksualinio smurto prevenciją? Vien šis klausimas kartais sukelia specialistam ir specialistėm šiek tiek nerimo. Staptelkim. Visų pirma, pagalvok, ką tau reiškia seksualinis smurtas. Kokios pirmos mintys kyla išgirdus šią sąvoką? Baisu, sunku, šlykštu. Tai yra žodžiai, kuriuos girdime iš specialistų, kurie tikrai jaučia nerimą kalbėti šią temą. Ir tai yra visiškai normalu, ar ne? Dėl to, kad mes norime save apsaugoti, mes norime galvoti, kad mūsų aplinkoje seksualinio smurto prieš vaikus ir jaunuolius nėra. Deja, tai yra neteisinga. Lietuvoje kasmet daugiau negu 300 vaikų oficialiai registruojami nukentėjusiais nuo seksualinio smurto. Jeigu mes kalbame apie 12-16 metų jaunuolius, kas trečias jaunuolis prisipažįsta nukentėjęs nuo seksualinio smurto elektroninėje erdvėje. Tai ši problema ne tik, kad yra, ji jau yra tarp mūsų. Įsivaizduokim, kiek daug mes galėtumėm kartu padaryti, jeigu vietoje baimės normalizuotumėm kalbėjimą. O vietoje baimės, jeigu mes jaustumėmės džiaugsmingai ir norėtumėm įsijausti į kūrybinį procesą, galvojant įvairias prevencinės veiklas, kiek daug galėtumėm kartu pasiekti. Deja, ne visos ir visi augome aplinkoje, kurioje su mumis kalbėjo apie kūną, apie tai, kas vyksta su mūsų kūnu, apie ribas. Ir ribologiją įkūrėme būtent tam, kad pokalbis apie ankstyvąją seksualinio smurto prevenciją būtų lengvesnis, malonesnis ir įtraukesnis. Ir šis pokalbis neprasideda nuo detalios seksualinio smurto prieš vaikus arba jaunimo analizės, ar ne, arba galvojimo, kas nutiko. Šis pokalbis prasideda labai anksti ir jis prasideda nuo ribų. Mūsų komanda sukūrė mokymų programą 10-16 metų vaikams ir su jais dirbantiems specialistams bei tėvams ir globėjams. Kuo yra ypatingas šis amžius? Brendimas – intensyviausių pokyčių metas. Formuojasi požiūris ne tik į save, bet taip pat ir į santykius. Susiduriame su rizikomis, mokomės kritinio mąstymo, emocinio raštingumo, atsparumo manipulacijai. Internete pradedame bendrauti su kartais ir suaugusiais žmonėmis. Ir šiuo metu didžioji programų dalis yra nukreipta į 12-18 metų amžiaus jaunuolius. O būtent 10-16 yra tas laikotarpis, kuris yra idealus esminiai giluminiai seksualinio smurto prevencijos programai. Nes tai leidžia ne tik ugdyti tvarų elgesį, tai leidžia auginti ateities kartą, kuri mažiau tikėtina, kad susidurs su šia problema, nes geriau pažins save ir savo ribas. Ankstyvoji prevencija šiame amžiuje prasideda nuo kelių dalykų. Ir mes juos sudėjome į 5 mokymų programų modulius. Tai yra lyčių stereotipų poveikis mums ir mūsų elgesiui su kitais žmonėmis, taip pat ir su savimi, brendimas, savivertė ir mano kūno autonomija, sutikimas ir kaip sutikimas veikia kasdienius mūsų sprendimus, kaip sutikimas veikia mūsų komunikacija su kitais žmonėmis, pornografijos įtaka santykiams, vaikai ir jaunimas apie seksualumą, kūną dabar dažniausiai arba labai dažnai išmoksta iš pornografijos. Mes norime keisti šį pokalbį, kalbėdami apie pornografiją ir jos poveikį santykiams ir savo kūno pažinimui saugioje erdvėje. Ribos kibernetinėje erdvėje ir stebėtojų intervencija. Ką daryti, jeigu aš matau netinkamą elgesį bendraamžių tarpe arba su manim netinkamai elgesi suaugę žmonės. Tai jūs galite būti tie žmonės, kurie stabdo seksualinį smurtą jam prieš prasidedant. Jeigu norite daugiau, susisiekite su mūsų komanda dėl mokymų ar konsultacijų, nes mes tikime, kad 1 euras prevencijai sutaupo 10 eurų pagalbai. Ir trauma, svarbiausia, kurios galėjo nebūti.